Labas rytas visiems. Šiandien nuostabus sekmadienio rytas, labai graži diena. Tai susiruošiu į bažnyčią važiuoti su dviračiu. Kelionė užtrunka apie valandą. Man reikia persikelti per Temzę. Paprastai, kai būna tunelis uždarytas, tai veikia plaukiojantys keltai. Pažiūrėsim, ar šiandien veiks, nes tunelis atidarytas. Tai tada yra kitas kelias keltis, važiuoti arba eiti po Temzę tuneliu. Tai vienintelis iššūkis galbūt dėl to, kad nusileisti ir pakilti neveikia liftai ir dviratį reikia užsitempti į 3. aukštą laiptais. Važiuokim. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve, vidury nakties. Labai patinka važinėti dviračiu. Tai yra mėgiamiausias mano sportas. Nemėgstu nei vaikščioti, nei bėgioti. O dviratis yra labiausiai patinkanti transporto priemonė. Važiuosime iš Barkingo į Woolwich. Kaip įdomiai sugalvota maketa šitų rūmų, kas čia buvo. Dabar išlikusi tik tai šita bažnyčia. Barkingo abatija buvo pastatyta 666 metais Saksono vyskupo Erkenvaldo, savo seseriai, kuri tapo pirmąja vienuolė. Ji buvo labai išsilavinus ir sugebėjo prižiūrėti vienuolyną ir rūmus beveik 1000-metį. 1066 metais čia buvo apsistojęs Viljamas Užkariautojas, kai jis buvo karūnuotas. Karalius Henrikas VIII uždarė vienuolyną 1539 metais ir netrukus po to jis buvo sugriautas. Čia gyriu tau, čia šlovę tau aukoju. Norėčiau visad būt prie tavo kojų, atbėgusių pas viešpatį vaikų. Suspaudime bedugniai netekties, malonė tavo mano širdį liečia. Kalbėk ryte, kalbėk, kai saulė šviečia. Kalbėk man, Dieve. O čia yra City oro uostas, kuris yra vienintelis mieste, netoli Canary Wharf, įrengtas dokuose. Lėktuvas ruošiasi kilti. Iš šito oro uosto į Lietuvą skrenda tik tai Lenkų oro linijos į Vilnių. Dar vienas parkas, kurį pravažiuoju pakeliui. Gera naujiena, matau, kad keltas šiandien veikia. Nereikės tempti dviračio, nes tunelis yra priešais tas apvalus gražus pastatas. Tai yra laiptai, liftas, nusileidimas į tunelį, kuris veda po upę. Tikiuosi plaukia 2 keltai, nereiks man eilėje labai laukti. Gaila, biškį šitą nespėjau. Reiks trupučiuką palaukti.
Hi. Morning. Morning. Give feedback for the ferry service. Okay. If you got time today or tomorrow when you're free, just to fill it, and there is a Oh, postage. will let me in? Yeah. Kadangi nedaug labai mašinų, tai leido dar kartą atidarė vartus įvažiuoti. You will hear a series of short blasts followed by a prolonged blast of the ship's core. The ship is fitted with life rafts and life buoys arranged to be launched by the crew. Įleido mane į keltą. Kelte labai mažai mašinų. Ten kitas keltas laukia. Vienas keltas atsišvartuoja. Ir šitas jau pajuda. Greitai viskas vyksta. Čia visas miestas ant delno. Kol keltai apsikeičia, dar spėja ir greitoji valtis praplaukti. Uberis kaip metro linija, tik tai vandens. Temzė yra dabar nusėdus, žemiausias gal jos lygis, nes visi pastoliai matosi, iki kiek būna pakilę, kai būna pakilus Temzė. Išlipam. Štai aš ir kitoje pusėje. Dabar leidžia mašinas iš šitos pusės. Čia yra nupieštas meno kūrinys, kurį stebėjo Giedrius vis eidamas į bažnyčią pėsčiomis arba grįždamas, kai žmogus jį piešė labai ilgai. Ir čia pavaizduota turbūt gamykla, kai buvo gaminami ginklai ir jo įdomi labai technika. Iš toli atrodo tarsi piešinys, o arti privažiavus paprasčiausios linijos. Taip, o dabar mano kelias tęsiasi paupiu. O va čia per vidurį upės, jeigu matote, yra užtvarai pastatyti tam, kad jeigu būtų didžiulis potvynis, juos uždarytų ir nepasemtų Londono. Ir tai galima pamatyti filme Potvynis 2007 metų. Beveik atvažiavom. Dar fenomenas, žmonės renkasi pasižiūrėti dar vieno Banksio kūrinio. Ir tai yra raganosis. Dabar jau jisai uždengtas stiklu, nes jau tą piešinį sugadino. Turėtų būti kažkokia mintis viso to, nes Banksy mėgsta mintis. Ir šitas
darbas visai šalia bažnyčios mūsų, kitoje gatvėje. O čia ir mūsų bažnytėlė.